Labas rytas, nors jau nebe rytas, jau pusę 11. Kol išsikuičiau, tai čia va atėjo pusę 11. Na ir viskas, susikrovau mantą visą jau, taip tik padėta ant žemės. Tai čia labai daug atrodo. Žiauriai ant dviračio tiek susikraut. Dalaukiu, kol telefonas paskutiniai procentai pasikraus. Ir viskas, eisiu prisivaryti žirgą iš garažą, nes vakar tas ūkininkas sakau, čia prie tų pastačiau prie namą, sako, tenai, tai prie traktoriaus pastačiau jo. Einu prisivaryti žirgą ir susikraunu mantą, važiuoju, nes jau pietai tai bus, o aš dar neišvažiavau, gali gerai, bet bus šilčiau nors per pietus išvažiuoti. Ir be to, šiandien jau 6 kelionės dieną. Kažkaip pats pasimečiau, reikia nors į video įrašyti, kad nors pažinočiau, kelintą dieną buvo, kai važiavau. Kokia šilta diena dabar, atrodo, tik vėjas nenormalus. Tai aš vakar nuvažiavau, čia lūpą nušaša, man kažkas įsitika, nesuprantu. Čia perputė, čia įkanda koks bimbals. Na tai va, vakar nuvažiavau 111 km. O čia va buvo mano nams, kur gyvenau. O čia va tyra netgi arkliuks. Va. Žiūrėk. O, koks tai fainuolis. Geras. Nu. Oi. Kažkai kaip lenkiškai arklys, nežinau. Zirks koks nors. Oi. Gražuolė. Aš sakiau, ką naktį girdėjau, kai staugė. O, gerolis. Gerai, einu kraunas daiktus. Už kelių kilometrų išvažiavęs sustojau tų dviratininkų aptarnavimo zonai, toj Moretam. Ir dabar parodysiu, kur aš čia buvau apsistojęs. Tai va čia Lomža. Ir man iki Lomžos koks kem kilo. Tai aš buvau va čia va. Va čia. Stancija pod Botstanėm kažkokia. Čia yra nuotraukų pridėta. Da aš savo įmesiu irgi. Kai nuvažiuosiu vakare kažkur tai. Stancija pod Botsenėm. Važinėjos, be ryšio šiandien, visai. Važiavau plentu, taip gerai riedas, puikiai viskas. Net nebežiūriu į tą navigaciją, pasižiūriu į navigaciją, kad važiuoju ne pagal maršrutą, o kažkur nuvažiavęs, kokius 5 km, gal daugiau tenai. Galvoju, reikia grįžti, grįžtu. Žiūriu, čia keliuks toksai žvyrkelis, iš pradžių dar nieko. Nu galvoju, 10 km ženklas yra tas žvyrkelis, gal nieko, gal pravažiuosiu, viskas gerai. Už kokių 2 km to žvyrkelė normalaus prasidėjo toks smėlis. Kad čia nein iš visą pavažiuoti. Mėtai į šonus čia beveik 3 kartus, kol beveik neapsivažiau. Vėl dabar sukos atgal ir vėl važiuoju to keliu, kur beveik nuvažiavau. Nu tai ką, 10 km koks pirmin atgal. Be ryšio būsiu nuvažiavęs, bet tai čia aš niekur ne. Gražus oras, niekur neskubu. Puiku. Galiu dar pasivažinėti. Galvojau, kad ten kai nakvojau, į netoli tą Lomžą yra.
Dabar šiam kilų pravažiavau. Ir dabar tik tais. Privažiavau. Tai jau čia man svajuot kažkur toli nuvažiuoti šiandien nėra tiksla, nes jau valandų jau 3:30. Tai dar pačiam mieste pravažiuosiu, kol pro miestą reikės žiūrėti, kur čia jau pasilikti, nakvoti. Dar reikia kažkokią gal krautuvę dirbs, gal kokių šokoladukų nusipirksiu, nes nebeturiu nieką skanaus, ką pavalgyti. Važiuoju dabar į miestą, pažiūrėsiu, kas ten per miestelis. Ar miestas, čia jau city. Užtat šiandien sekmadienis, tai užtat nei vieną parduotuvę nedirb šiandien. Tai gali šiandien valgyti, ką nori pas juos, matot? Nei čia. Ir tu gali... Nieks nelabai skundžias. Nu, sustojau Circle K čia degaliniai. Čia Circle K, vis tiek Circle K, nu. Tada susipildžiau vandens, Pepsiaus dar nusipirkau vandenį, prisipyliau čia viso velnę čia da. Čia tokį vaikiną sutikau iš Vengrijos. Jisai važiuoja į Nordkapą. Tai jau nuo 1 gegužės pradėjo važiuoti. Tai dabar jam prieš vėją visą laiką. Sakau, man tai gerai, man viskas pavėjui. Tai va, pasišnekėjom dabar, tas jau ruošiasi eit kažkur irgi. Nu, mėguoti jau, tai aš sakau, da pavažiuosiu, da tik šiam 5 kilai man nuvažiuoti, tai man biškai geriau. Nu, va, dabar atsisveikinsim ir viskas. Sustojau biškį vafliukų pavalgyti. Tokių nusipirkau. Tai ką tas da papasakoja, saka, irgi palapiniai mieg. Tai sakau, nešalta, saka, bambaliuką, saka, vandens prisipilu šiltą ir, saka, pasikišu po to, sakau, aš irgi, sakau, taip pat. Tas savo da vežiuojas visą laiką tą patį, jau toks susitraukė, saka, žiūrėk, koks manas susitraukė, saka, toks įdomus. Tai, žodžiu, irgi taip pat kovoji su šalčiu. Nu ir kur jis ten, tai Nordkapą važiuoji. Ai, saka, da iš pradžių, kai išvažiavo tenai iš Vengrijos, ten per Tartų kalnus, jisai tai ten pradžioj, tai vapšiai jam sunkiai, sakė, buvo, sakau, o dabar visą laiką prieš vėją, irgi, saka, ne kažką, už tai, saka, sakau, kiek nuvažiuoji, saka, nu apie šiam 5 kilus, aišku, daugiau nenuvažiuosi, nes visą laiką dabar šiaurinis vėjas, čia puškuota, šiandien atgal myniau 5 kilometrus, tai man ten žiaurų buvo minti prieš tą vėją irgi, tai visą dieną tai paminkėsim, tai čia ojojoj. Nu jau va, tiek, aisą, kada su traukiniu grįž, tai da paklausiu, ko tai nebrangu su traukiniu, jis kažką ten radęs kažkur, kad ten labai pigiai, kad papasakojat. Konkrečiai neklausiau, tai nes man tas neaktualu labai ten, tai neklausinėjau per daug. Nu ir išmynėjau irgi kažkur nakvynės ieškoti, sakė. Gerai, aš irgi dabar jau kažkur reikia dabar čia pavalgau, tuoj pasiemu telefoną, pasižiūriu kažkur tai, kur nakvynės vietą rasti ir važiuosiu kažkur, pagalvosiu, kur čia, kokiuose krūmuose. Tai kaip kelias jums patinka, čia toks neblogs, čia net nesmėlis, čia dulkių kelias. Konkrečiai, čia be šansų pavažiuoti, iš viso čia kažkas bandė. Kažkokie, o čia va vėžės matos, nelabai čia pavyko. Tai man irgi nelabai mane tvarytis, net ne aš vieną ratą šoną. Šie padangas susmingo, tai kur čia pavažiuosiu, da mano svert dviratis, nežinau kiek čia tonų, ne tonų, daug kilogramų. Ojei, jau prasivariau, nežinau kiek, bet dar tikiuosi iki to kaimelę. Tam kaimelį pasibaigs tą nesąmonę. Ja, galėjau pasilikti Lomžai, nakvuoti ten kur nors. Dabar biškį pavarysiu, okei.
Viskas, atvažiavau, susiradau vietą. Čia tokia vieta. Nu kaip, gera vieta, aišku čia. Miške tai odai labai puldavo irgi, pasipruškiau, tai nebepol, čia irgi puolė. Tai pieva iš viso, va, pas ūkininką. Pieva, va, nušienauta pas juos, matai. Ir, aš va čia pačiam kampe, kad nieka čia jam nepakenkt. Pasistatysiu va čia, nei ant šieną, nei ką. Ir viskas, ten va yra tilts, ten kažkoks griovys. Tai prie to griovio galvojau. Sakau, prie to griovio pasistatysiu tenai. Bet ten toks griovys, tai tikras griovys, ten žolė didžiausia, ten, vis tiek ten prie vandens neprieisi prie jo. O odų ten dar labiau bus įdomiau prie vandens. Tai dabar, kol saulė dar nenusileida, reikia greitai palapinę pasistatyti. Ir sulysti vidų ir viskas. Tai va, numyniau dar nuo Lomžos. Iš viso numyniau 8. Tai kiek ten Lomžai buvo, šiam 3. Atrodo, šiam 5. Dar 20 kg nuo Lomžos numyniau. Ir užtek šiandien jau man to minimo jau. Tokiom nesąmonėm visokiom. Gerai, viskas, einu statytis palapinę. Saulė baig nusileisti. Čia odai mane kapspita, bet nenormaliai, kažkai per kamerą čia matosi, nesimato, įdomu. Čia dabar tą verdu savo legendinę košę su ta, sasyskas ir tą piurė įdėsiu. Tai čia odins, tai eina savo, žiauru. Praeida čia visur. Bet, čia bijo kasti kažkodėl tai. Gal čia ne tie, kur kanda, bet tai viens įkanda vis tiek. Čia žiauru. Reikia greičiau, saulė nenusileida, tai gal jų mažiau yra. Kai nusileis, tai čia iš viso turbūt bus baisu, negalėsiu nei nieko iš viso išlysti, turbūt kaip reikės pamyšt nueit, nežinau. Tikiuosi palapinę neperlys. Viskas, labanaktis, einu miegoti. Ir tuoj kelsiuos anksti, kol ūkininkas neatsibudo, čia nepradėjo šieną vežti, paskui mane dar su šienu išveš čia kur nors. Labas rytas. Šią naktį kelis kartus kaičiaus vandenį, kad pasikišt po miegmaišiu bambaliuką, kad būtų šilta, nes taip buvo nejauku, nes rytą atsikėliau, žadėjau anksti išvažiuoti, sakau, išvažiuosiu 6, kokią 5. Palapiniai 3 laipsniai šilumos, tai net nesikėliau iš viso, nelindau iš to miegmaišę. Palaukiau iki 8 kažkur, tada tik atsikėliau, tai da buvo šalta, tai greitai supakavau, kuo greičiau, kad maut kažkur, tai pavalgyti. Tai dabar va čia sustojau prie geležinkelio bėgių. Gal koks traukinys pravažiuos, bet matos, kad kažkokie tai parudėję tie bėgiai nelabai naudojami. Tai pavalgysiu pusrytį kažkokį tai. Čia ant vidury keliais taisiau, va. Tai tą košę, kur praeitą kartą gavo sriubą, pabandysiu dabar tą grikių košę išbrinkinti, kas čia gausis, kažin. Čia jau stovau kažkiek laiką jau, jau panašu į košę. Da dešrą susipjauščiau, tai ką būtų biškai riebiau, pavalgysiu pusrytį ir važiuosiu. Bet šiandien tai važiuosiu per kaimus tokius. Nei viena netgi normalaus miestą, nebent tenai jau prie Varšuvos jau netoli, sąlyginai netoli, čia pagal Lenkijos maršrutą, kaip pasižiūrint žemėlapį, atrodo tiek, o važiuoju visą dieną. Tai vien kaimai tokie, tai nežinau, reikės kažkaip tai galvoti, kažką tai valgyti, kažką tai sugalvos, kažkur reiks iš kelio išsukti, bet irgi čia tas keliai dabar, tai žvyrkelis, tai ne žvyrkelis, dar pakoreguos tą maršrutą, čia tas negalutinis mano, nes čia pamatau, kad bloks žvyrkelis, aš iškart nebevažiuoju, nes tenai vėl pusę kelio nuvažiuosiu, reiks apsisukti, nes kai dulkės tokios, reikia važiuoti be šansų biškai. Nu ką, pavalgau, bandysiu pradėti minti, dabar jau kiek tų valandų, dabar yra
po 9 biški kažkiek tai. Nu, ankstis šiandien pradėsiu, tai čia neskubėdams per kaimus, per miškelius visokius galėsiu paminti, pavaryti biški. Nu, čia valgau, sėdžiu, valgau. Žiūriu, atvažiuoju dar vienas žmogus iš Vokietijos. Su biški geresniu bagažu. Nu, ir pašnekėjom, tai irgi važiuoju ten į Norvegiją, kažkur ten į šiaurę, tai va, visai smagu susitikti kartais. Aš dar net nespėjau pavalgyti, tai dabar pavalgysiu ir jau skirstysimės mes. Nu, paskui papasakosiu, kaip jam čia sekas ir taip toliau. Nu, pasišnekėjom su tuo Ruku. Rodo, yra vokietis. Išvažiavo prieš 2 savaitės ir važiuoja per Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, ten Švediją, į Norvegiją ir paskui ratą darys, atrodo. Ir sako, keliai, sako, tai čia Lenkijai, sako, tragedija. Sakau, kaip supras, žinai. Nu, sakau, čia aš galvau, kad čia aš vienas tokį pasirinkau, sakau, va, tą žvyrkelį. Nu, jis irgi, matai, tokį pasirinka čia. Dabar žvyrkeliu čia pjaunu. Tai, sako, ten skambinu, sako, vakar draugam, sakau, kad, sako, eik, nevažiuokit į Lenkiją, nes čia keliai tragiški. Aš jam sakau, aš kaip tik sakau, vadavo, kiek iki čia važiavau, visiems ką giriu, kokie čia keliai pasakiški, kaip viskas sutvarkyta, kaip viskas čia draugiška. Tai sakau, dabar aš važiuoju nusivylimą tada. Nu, sako, kaip pasiseks. Nu, žmonės, sako, pasakiški, bet keliai tai ne kažką. Nu, važiuosiu Lietuvą, ten irgi ne kažką geriau ras. Tai va, tiek pasišnekėjom. Išmynės. Čia jau daug keliavęs yra, jau į tą Nordkapą buvo nuvažiavęs. Čia jau matos pagal jo inventorių su priekaba važiuoju čia jau. Pasiryžęs normaliai pagyventi ant dviračio ratų. Smagu tokius sutikti. Kažkokį tai. Jau 12 valandų pietų metas. Tai kaip tik pasitaikė man miestelis Vasevo. Ir užsukau į Stokrotką parduotuvę. Tik dabar mačiau, kad parduotuvė jau miestas artinas, tai dabar iš karto sugalvojau šokoladą suvalgiau, ko neprisipirkti nesąmonių. Biškį skrandį užkišau. Tai nieko daug neprisipirkau, nusipirkau. Čia, nežinau, skumbrę pomidorų padažė, 2 bandelės ir aišku, lenkišką reik Timbarką gerti čia Lenkijoje. O aš visokius Pepsi visokie tenai. Čia reik lenkišką produkciją gerti, o ne kažkokia tai nesąmoninga. Ten bažnyčia. Nu, čia toks parkelis, vidury centro, fain suoliukai yra. Nu, tokiam didesniam miestelį fainiau čia pavalgyti, kažkaip yra. Kur? Gerai, einu valgyti. Oho, ką pjaunu, žiūrėkit. Normaliai, 19, dzenkuja. Prie Plevki miestelę privažiavau. Čia tokia aikštelė, tokia, aišku, apžėlus čia, nesvarbu, ne tam esmė. Kažkada YouTube'ai mačiau, kaip kažkas buvo prie panašios tokios lentelės, kryžiukais, nuliukais atvažiavę žaisti. Tai nežinoja, kaip žaisti.
Jie taip pasidarė, sako, iš kur žinosim, kurie mano, kurie tavo. Tai va taip pasidarai visus. Ir davai, kryžiuks, nolioks, kryžiuks, nolioks, kryžiuks, nolioks. Tuo aš vien čia sužaisiu partiją. Tada čia kryžiuks. Čia nulis ir čia kryžius. Ir kas laimėjo? Laimėjo draugystę. Važiuoju per kiekvieną kaimuką, kur reikia nufilmuoti bažnyčią, taip ir taip. Kodėl, pavyzdžiui, bažnyčias reikia filmuoti? Aš, pavyzdžiui, gaisrinę nufilmuosiu. Va. Ir iš vis šitų gaisrinių labai daug, tokia, man atrodo, nedidelė miestelė. Gaisrinė arba kaimelė buvo iš viso. Stovi gaisrinės mašinos pastatytas, netgi be garažo. Labai taip, nu, daug, gal čia tik pasitaika man tai, bet tai taip nemažai. Nemažai. Ir čia va, gaisrinė. Dabar važiuoju, galvoju, tokia jau 5 valandas. Jau kažkur reikėtų pradėti kažką galvoti, kur nakvoti, bet dabar taip, iki Varšuvos man liko apie 60 km. Tai jeigu aš čia kažkur pasilieku, tai blogai. Aš rytą išvažiuoju, tai ant vakarą nuvažiuosiu į Varšuvą, nu ne ant vakarą, po pietų kažkada. Tai man kažkaip reikia kuo daugiau šiandien kilometrų numinti, kad rytoj man kuo mažiau liktų. Tai da, jeigu 2 valandas minsiu, žiūrint kokie keliai, tai da kažkiek numinsiu normaliai. Da 30 kokį kilometrų numinčiau. Jau 30 liktų būtų gerai. Bet, nu, matysiu, žiūrėsiu kaip čia. Da, sugalvosiu, bet žodu da paminti biškį. Bet jeigu va tokie keliai, tai ne kažką. Reikia greit šnekėti, kol fūrų nėra, tai privažiavau prie upės Narev. Narev. Nežinau, kas tas Narev, bet upė tokia Narev. Didelė, didelė. Ar čia kažkokia kaip užtvanka, kažkas tokia panašaus, aš įsivaizduoju. Jo. Nu jau nebetoli. Nebetoli mano nakvynės vieta jau. Sugalvojau vieną variantą. Tokį, jeigu tas nepavyks, tada bandysiu kitą. Pagaliau kažką tai atvažiavau kažkur tai. Nes blyn, žadėjau važiuoti, sakau, da pavažiuosiu tenai. Vieną večikę galvoju, tenai tikrai bus. Žiūriu, kad ten jau namai, ten jau prasideda Varšuva, jau nebėra, ten nei jokių ten, kad laukai, da kas nors vien namai, kiemai. Kur tu ten pasistatysi, viskas, kempings, artimiausias. Žiūriu, yra kempings, tipo netoli, važiuoti. Važiuoju, į autostradą įvažiavau. Atgal apsisuk nebegaliu. Stresa pilnas kelnes. Kažkokį posūkį radau, įsukau. Paskui per laukus tokius, per šabarkštynus. Ai, nesvarbu, žodžiu, dabar viskas gerai atrodo. Biškį atgal pavažiavau, suradau tokią večikę va, po pušim. Tik dabar, kaip apsirengęs esu taip, tai dabar odai taikosi mane, tai reikia greitai palapinę statys, nes tie rūbai, kur ilgi mano visi yra, tai labai toli nuslėpti.
Tai man dabar jos kol surasiu, tai mane dabar sugels visą negyvai. Viskas, lieku statyti greit palapinę. Varau. Viskas. Viskas, pasistačiau savo guolį. Oi, da ką pamiršau. Pasistačiau viskas. Einu tenai iš galo biškį. Pasižiūrėti, kas ten yra. Žiūriu prie mano guolę. Toksai skruzdėlynas neblogas. Bet gali da geriau, nepuls jokie pacukai naktį. Nors nepuls tie pacukai. Taip. Tai va, numyniau šiandien. Būčiau pasižiūrėjęs prieš dabar pasižiūrint, tai 260 metrų lika iki 100 km. 9, 7, 4, 740. Nu nieko, bet pirmai tai, bet puikiai šiandien kažkaip per tos kaimus, kai patiko važiuoti, tik va čia susinervinau su autostrada, ten supanikavau, kad ten važiavau, nėra kur apsisukti ir paskui niekada čia paskui jau viskas gerai čia, kai važiavau tą parkelį, čia viskas fainiai. Nu ir va, viskas puikiai, man iki Varšuvos dabar lika dar 5 kilometrai mačiau kažkur tai. Tai jau nebe tiek daug. Dabar, o ta Šranduos dabar, sakykim, taip. Tuoj čia paneršim, kur aš Šranduos. Taip, aš Šranduos dabar, va čia prie vandens, bet tas vanduo da labai toli. Į Varšuvą, va čia. Nu tai visai čia viskas prie pat. Tai va, aš jau beveik vidury. Esu Lenkijos, nu praktiškai vidurys ir yra. Ne visai, bet sostinė rytoj būsiu jau Varšuvos sostinė. Nelabai aš ten noriu važiuoti, aš noriu užsidėti pliusą, kad su dviračiu nuvažiavau iki Varšuvos. O taip, tai man ten nei turiu ką pamatyti, nei man ten reikia važiuoti. Man fainiau miškais būtų važiuoti iš visai. Nu ir va, viskas gerai, puikiai. Pasidariau šį kartą vakarieniai. Kur tas aukštas? Ai, čia, blin, odai. Tai va, pasidariau bomžpakinių sasiskų. Kad čia niekas daugiau valgyti, nerandu ką pirkti. Einu parduotuvę, nėra kažko nieko valgomo. Nu, tu va, tų šlaunelių ten radau. O taip, tai aš nesuprantu, ką ten valgyti iš viso. Tai jaučiu, kad mano geriausia markė sasiskų dabar va tokia, visose parduotuvėse yra. Tai aš nežinau, aš čia geras, čia blogas, bet man patinka, visai skanės. Ypač su tokiais mano čia patekalais, tai puiku. Viskas gerai, viskas. Labanaktis einu miegoti. Rytoj į Varšuvą kelionę laukia.